čia tokių nesąmonė. Aš esu Ugnė ir norėčiau pasakyti, jog būdama kuratorė. Jeigu tu turi laisvalaikio, tai dalį jo. Aš sutikau daugybę nuostabių žmonių, kurie ilgai išliks mano draugais. Aha. Nes būti kuratorium geriau nei koordinatorium. Nei koordinatorium. Sveiki teisininkai. Labas. Visą tai, ką jau pasakė. Sveiki teisininkai. Vykdant kuratorių programą mūsų fakultete, man žaviausia buvo matyti, kaip keitėsi žmonės. Aš buvau kuratorė ir kodėl man tai patiko. Tai galėčiau išskirti 3 svarbiausius dalykus. Tai pirmas dalykas, kad aš patobulėjau kaip asmenybė. Tai yra neįtikėtina kelionė vasaros metu į naujus nuotykius, naujus įspūdžius. Antras dalykas yra, kad aš susiradau naujų draugų, su kuriais, manau, išliksiu draugė visą gyvenimą. Man tai buvo kažkoks matyti iššūkis. Kuratorių programa man davė vieną didžiausių dovanų, tai yra gebėjimas su bet kuriuo žmogum pakalbėti bet kokią temą, bet atrasti bendrus interesus ir pomėgius. Ir trečias dalykas, kad aš turėjau pačią nuostabiausią vasarą savo gyvenime. Norėjau pabandyti save kitoje atmosferoje, įsimesti save į kitokią padėtį ir išbandyti savo organizacinius gebėjimus. Sveiki, aš Paulius, sakau zdarov bernai, šiais metais kreipsitės kitaip. Štai kartelę čia užkeliam aukštą, todėl turi ateiti į kuratorių komandą. Daug vakarų, linksmų, tokių kokių tu nori, po to išmokęs fuksus konsultuoji, o po to atsistojęs dar jiems ir parepuoji. Nes būti kuratorium geriau nei kalkuliatorium, ikonai susiglamžia, bet mintys saugos amžiams. Jei nebijai varžytis, išdrįsk pasirašyti, ateik į mūsų teamą, nes fuksam būna padai svyla. Boom! Net negalėčiau visko atpasakoti, kiek aš patyriau, kiek gavau naujo, kiek savo asmenybę praturtinau. Manau, jog iš gyvenimo reikia imti maksimumą. Ir kad kiekvienas gyvenimo etapas mums siūlo kažką ypatingo. Todėl manau, jog būtent studijų metu tas ypatingas dalykas yra kuratorystė. Po visos kuratoriaus programos, po fuksų stovkės ir po šiaip labai daug teigiamų įspūdžių, tai turiu pasakyti, kad jeigu būčiau neužsiregistravęs, tai būčiau žiauriai gailėjęsis. Kuratoriaus odė. Daug jums buvo pasakyta apie mūsų kuratorystę, bet ištart dar žodį kitą, šiandien aš čia pasodinta. Daug į vatą nevyniojant, aš sakau jums, ką galvoju. Jei manai, kad atlaikysi, rinkis tu kuratorystę. Galiu jums prižadėti, kad jeigu jūs tapsite kuratoriais, save pažinsite iš tokių kampų, kur net nebūtumėt pagalvoję dar. Vasarą tu daug išmoksi, net labai stipriai pralopsi. Rasi daug gerų draugų, daug kuratorių kitų. Tad šaunuolį išmintingas, nepraleisk tik progos tu. Daug linksmybių čia paruošta, daug kuratorystė duoda. Nedvejokit ilgai, laikas irgi pinigai. Buvimas kuratoriumi yra nuostabi patirtis, kadangi susirandi daugybę nuostabių, linksmų draugų, kurie tikrai išliks tavo draugais visą gyvenimą. Mes tau žadam ir naudos, dar ne šiaip belenkokios. Gausi rudenį tu šaunę, jaunų teisininkų gauja. Jei ganysi atsakingai, bus respektas tau garbingas. Fuksams dievas beveik būsi, pons kuratorius, brangusis. Labas. Visa tai, ką jums pasakė šie jau pažįstami žmonės, tai yra komanda, kurioje aš dirbau, mokiausi, tobulėjau ir linksmai leidau laiką, telpa į vienintelį žodį – kuratorystė. Asmeniškai man šis žodis sukelia šypseną, šiltus ir jaukius prisiminimus, suvokimą, kiek daug neįkainojamus patirties įgijau per šiuos metus. Todėl dabar šią patirtimi noriu pasidalinti su būsimais kuratoriais, o dirbdama pačioje geriausioje komandoje įgyti jos dar daugiau.
Taigi nieko nelauk ir registruokis į kuratorių atrankas elektroniniu paštu kuratoriai@tefsa.lt. Susitiksime kuratorių atrankose.